Antroje vietoje baigiam pasirodymą ir šiandien šturmuojam Trečioje vietoje. Nordkepą, šiauriausią Europos tašką, taip? Taip. Viskas 3 valandos Labai liko. atrodot negaištam. labai šiaurietiškai, galiu pasakyti. Mes visiškai iš šiaurės apsirengę. Mūsų kempingo teritorija, tokiuose namukuose gyvenam. Čia vyksta montavimasis į sėdimasias vietas, kurios nelabai panašios į sėdimasias vietas. Čia batai viskas instaliuota. Davai, tėti. Nu taip, vaikom moškės. Nordkepo tunelis. Tai ten po vandeniu užvisim. Taip, šitas tunelis yra po Ai, vandeniu. čia raudona. Ką jis čia daro, Hebra, ką? Čia sustabdė jie visą šitą srautą dėl šito tipo. Šiaip Hebra dabar visiškai po jūrą važiuoja. Kaip jaučiatės po jūrą būdami? 212 metrų. Nei šilta, nei šalta. Esam kažkur čia. O namai kažkur va ten. Išlendam iš po jūros dugno. Tunelio gale šviesa. Saulė. Ne, nestojam. Mes laisvi. Čia meškerė sumerkia žmonės. Čia faina vieta šiaip. Eik su. Čia kokios palapinės indieniškos. Čia Fisherman's Cabins, šitie ką žinomas. Turbūt. Temperatūra tik tai krenta. Aš net tiesą pasakius bijau pasižiūrėti per portelį. Čia va tokių, žinokit, savo gyvenimo kryžiaus žygį darančių, tai yra labai daug. Tokių žmonių. Nieko nesimato. Tai čia stačiai mes žinokilom, nežinau, čia aukšti kas nors rodo. Nordkepas 19. Kelias į dangų toks atrodo, ne? Oi, Nu ką, bet tu Jasalas, jisai važiavo, matai, viduriu visiškai. palauk, privažiuoju. Atvykote. Welcome to Nordkeep. Nu ką, šeimyna sušalė, kas su taimienio striuke, kas su dar kuo, bet mes Europos pakrašty, Europos šiauriausiam taške. Aišku, tik tais tas, kad nieko nematom. Čia turėtų būti be galo gražus vaizdas. Į priekį Barenco jūra, susiduria su Norvegijos jūra. Va čia tas turi atsivert vaizdas, įspūdingas. Ten kažkur. Nordkepo, nu va kaip atrodo, va. Pienas baltas, pienas. Net nefokusuoja niekas. Vienas karvės pienas. Ir man droną, net nežinau, ar kelt ar nekelt. Šiaurės kyšulys yra kyšulys šiaurinėje Mageroje salos pakrantėje Šiaurės Norvegijoje. Europinis E69 greitkelis baigėsi Šiaurės kyšulyje. Todėl tai yra šiauriausias Europos taškas, pasiekiamas automobiliu. Kyšulyje yra 307 metrų aukščio uola su didelė plokščia plynaukšte viršuje, kur lankytojai, jei leidžia oras, gali stebėti vidurnakčio saulę ir Barenco jūros vaizdus šiaurėje.
Šiaurės kyšulys dažnai netiksliai vadinamas šiauriausiu Europos tašku. Tačiau kaimyninis Knivskie-Loden kyšulys iš tikrųjų tęsiasi toliau į šiaurę. Šiaurės kyšulys yra vieta, kur Norvegijos jūra, kuri yra Atlanto vandenyno dalis, susitinka su Barenco jūra, kuri yra Arkties vandenyno dalis. Vidurnakčio saulę galima pamatyti nuo gegužės 14 dienos iki Liepos 31 dienos. Čia, kaip sakant, tas Nordkepo tarpeklis toks tarp uolų. Tai va tik tiek ir te matom per rūką. O daugiau droną pakėlėm, matomumas nulinis visiškai. Nordkepo gaublį pro priekšmiais praneša rūkas, pasimato. Skanaus. Labai gražus tavo ragai. Nelabai skuba. Kokie faini. Nežinau. Bagažinę ištuštinom. Kiek daiktų vaikai parodom, palauk Jonai. Va, kalnas daiktų, tu nežinai kaip atgal sutalpinsim. Atrodo dvigubai mažesnė. Man irgi atrodo bagažinė dvigubai mažesnė, ne Bernadeta? Dar ir sesės dviratis, o dar ir... Viduj? Va dar kas čia daros pasi. Ir mes su mama turėsim čia permėgo dar mašiną. Ir čia aišku dar daiktai. Vienas išsikrausim. Daiktai. Ir mes prie fjordo gražaus esam, taip? Bandysim pastovyklaut, žodžiu. Vieną naktį, ne? 22:11. Valgom vakarienę. Antrą šiltą maistą šiandien. Va ten fjordas. O saulė va ten. Šiandien jinai nenusileis. Nu galėtų tik visas šitas procesas įvykti greičiau, ne? Dar turės ir išvykti rytoj. Dar ir išvykti, jo. Valgom. O bus dar makaronų? Sveikatą visiems. Sveikatą. Jūs arbatėlės gerti. Dar viešas išgnavo.
Ten yra siemkos, jinai siemkas gleba. Mama, tavo varytė siemkas gleba. Gerai, Joniša. Alta – miestas Finnmarko apskrityje, Norvegijoje. Miestas yra įsikūręs pietiniame Altafjordeno gale prie Altaelvos upės žiočių. Alta laikomas šiauriausiu miestu pasaulyje, kuriame gyvena daugiau nei 15 000 gyventojų. Miestas pavadintas vietinio Altafjordeno vardu. Pavadinimas, manoma, kilęs iš suomiško žodžio alatė, reiškiančio žemumą. Alta yra transporto centras Finnmarko apskrityje. Miestas turi uosto įrenginius palei Altafjordeną, šalia Altos oro uosto. Iš oro uosto yra tiesioginiai skrydžiai į Oslą ir kai kurios kitus didelius Norvegijos miestus, tokius kaip Trumsė. Per miestą taip pat eina Europos greitkelis E6. Čia geras, fantastika. Šlakiai šokinėja. Kur dabar iššoka? Visi čia suka labai greitai. Nu jo, tai tada reikia greitai sukti. Kažkoks buntai. Eik. Blema, čia būtų fantastika, jeigu kirstum šlakį. Turiu! Turi? Jonai, turi? Ką tik turiu? Jonas just lost a fish. He lost. Stipriai švei. Aš turėjau. Aš mačiau. Gaila, Eik, tu savo net drebu, žiauriai gaila. Va ten iššoko ką tik. Ne, bet taip kaip toli, matai. Sakė per vėlai, šiek tiek mes jau dabar yra, nes vanduo kilti pradėjo. Nu yra, kai jau vanduo... O! Blecha, mucha. Dar labiau drebėt pradėjo. Bet žinok, pradėjau... Žinai, kada griebė, kai sukt stipriau pradėjau. Davai darom po 5 metimus. Tu 5, aš 5, gerai? Pasikeisiu... O! Geras, mažiuk. Bet koks mažiukas, aš mačiau, Jonukai, mačiau. Palaikyk. Oi, kaip sakom. Kaip jie čia duodas iš šakės. O, turiu! Nebėra? Turėjau. Fainai, kakai. Bet ko jie neužsikabina, ja? Aš nežinau. Čiagi upė šalia, supranti? Ir jie, po truputį kyla į tą upę, žinai. Oi, gražiai dabar iššoko. Jonai, tu žinai kiek valandų? 2 nakties. Aš žinau, kad šviesu, bet man jau skauda gerklę, mes nemiegoja visiškai. Ta prasme, 2 nakties. Nu ką, einam su Jonu, kad jau tokia kelionė intensyvi, tai žvejybai laiko neturim. Tai naktimis žvejojam. Štai va, yra 1:30 nakties. Abu turėjom po 2 šlakio kibimus. Nežinau, ką mums mama pasakys, kad mes taip vėlai grįžtam, bet žodžiu. Kuksiukai, labas rytas. Jonas tai su rūpais dar užmėgęs. Vakar, kai sakau, nusirengti, nebeįstengia nusirengti. Aš turiu dabar dar device elektrai gaminti. Saulės elektrinė va.
norvegišku mišku, tokiu vat tekiuku, link nelabai populiaraus, bet lygtais turėtų būti gražaus objekto, link krioklių. O, Jonas, kokį raudonikį! Parodyk. O, tokiu raudonikis ir kokie ten kriokliai tolumoj. Skorpa yra negyvenama sala Kvanangen savivaldybėje, Tromso apskrityje, Norvegijoje. 8 kvadratinių kilometrų ploto sala yra Kvanangen fjordo viduryje. Paskutinis nuolatinis salos gyventojas išsikraustė prieš 45 metus ir nuo to laiko saloje nuolatinių gyventojų nebuvo. Į ją galima patekti tik laivu. Sala buvo istorinis Kvanangen savivaldybės centras. Saloje buvo įsikūrusi savivaldybės valdžia ir Skorpos bažnyčia. Antrojo pasaulinio karo metu saloje buvo Skorpos karo belaisvių stovykla. Motininė tokia išlindo. Su cvambu. Nu ką tu čia veiki įlindus? Ant to kalno su visa goveda. Labas. Rodžiau Jonui prie mašinos, sakiau, kad turbūt, kad tikiuosi ne į šitą eisi. Lipa vaikučiai. Bet čia balsiauja. Nu ką, pasivaikščiojot lengvai po parkelį. Taip? Aš tik labai norėjau pelį klyst, bet aš sulaidžiaus kasos. Taip. Dabar atsisukime į tą gražų krioklio vaizdelį, kurio mes ką tik atėjom. Lingeno Alpės – tai kalnų grandinė šiaurės rytų Tromso apskrityje, Norvegijoje. Kalnų grandinė yra Lingeno pusiasalyje ir tęsiasi palei vakarinį Lingeno fjordo krantą šiaurės, pietų kryptimi. Kalnų grandinės ilgis yra mažiausiai 90, o plotis apie 20 km. Lingeno Alpės yra pakankamai aukštos, kad vidiniuose žemumų rajonuose į rytus nuo kalnų susidarytų lietaus šešėlis. Šilumos advekcija, nukreipta į šiaurę, sukuria vienus didžiausių temperatūros anomalijų pasaulyje. Vidutinė sausio mėnesio oro temperatūra Tromsėje yra 24 laipsniais aukštesnė nei vidutinė toje platumoje.
Lingenas yra fjordas Tromso apskrityje, Norvegijoje. 82 km ilgio fjordas yra ilgiausias Tromso apskrityje ir dažnai naudojamas kaip skiriamoji linija tarp šiaurinio Tromso ir pietinio Tromso. Lingeno Alpės yra Lingeno pusiasalyje, palei vakarinį fjordo krantą. Europinis greitkelis E06 eina palei rytinį fjordo krantą. Kofjordas atsišakoja nuo pagrindinio fjordo rytinėje pusėje, o piečiausia fjordo dalis dar žinoma kaip Storfjordas. Kas čia stovyklauja tokie? Su Jonu mes žygiuojame, ne? Einam, Jonai, o taip atsargiai, girdėjai kaip aš, labai atsargiai. Nu ir vaizdas, vakarinis, naktinis. O žuvis duodasi čia kažkokios. Jo. Nesuprantam kokios, bet šokinėja. Aš čia net nežinau, kaip čia praeiti. Aš čia tave gal pagriepsiu, padėsiu tau praeiti. Halfway. From the When surface? from the lure was When the lure was... start sinking and I just Wow, very nice. Small but nice. Yeah. Wow, first caught for this trip. fantastic. Menkė pagavo Jonai. Menkė, jo, kod menkė, it's menkė. O, turiu. Kažką turi? Taip. Wow. Jonukas, palauk, neskubėk. Palauk, aukščiau meškerę šiek tiek laikyk. O, geras. Palauk. Priešinas. Atsargiai dabar, palauk. Jo, čia bus ta saidė, palauk. It's say, as you say. To say, yeah. Geras. Matai, užlaikiau prie dugno. Saidė, gerai. Is it the side that you have? Saidė, saidė. Where are you from? Lithuania. Lithuania, okay. Lithuania. I'm from Finland. From Finland. Yeah. Many guys from Finland here. Yeah, because the border is so close there at the Kilpisjärvi. We went through Finland Yeah. till the north, Yeah, North Cape, yeah, and then... down here. Oh, Tu palin. palauk. Yeah. It's too small to Yeah, I think there is some minimum. minimum. Yeah. Yeah, We will... about 40 centimeters. Okay. Something like that. Okay. It's great. Metimas. Aba! It's great. Молодец, Jonas. Šaunuolis, Jonai. Geras, nu, vėl vieną, ne? Palauk aš. Nes žinok, tu turėsi palaukti, kol aš meškerę suruošiu, nes... Gerai. Per lengva, biškai. Va, saidė. Matai, paleidžiama, ne? Tai galima ne tik saidžių pagauti. Galima, Jonukai, tai ir menkių galima. Ir saidžių tų pačių šlakių, bet čia dabar nesimato jų šokinėjant. Man buvo toks geras būmt. Tai jau saidė. O, turiu. Nedidukė, ne? Valo neprašo, tai nedidelė. Sugebėsi... O, jėtau, kokia mažytė. O, turiu. Eik. Taip įmečiau ir Ir iš karto, ne? 5 saidė. Tu žiūri, kuo toliau, to mažiau... Ne, čia menkė, Jonai. Menkė. It's a cod, small cod. Fantastic. Čia menkė, Jonukas. Jo. Va, mes ją gražiai parodom. Čia menkė. Pirmą menkę gyvenime pagavai. Tu jau tiek rūšių žuvų esi pagavęs? Aš nesu menkės dar pagavęs. Menkė skani. Labai skani, tik reik didesnės. Pagauk didesnę, gerai, Jonai? Jo. O parnešim, jeigu didesnę pagausi? Jeigu didelę pagaus, tai parnešim. Gerai. Kaip čia mest, aš nesuprantu. Pasižiūrėk, kas ten darosi. Matei, kas darosi?
Ne, čia nesąmonė šitą. Ne. Ne, aš tavo rytę turėsiu imti, nes čia su šituo aš nepažvėjosiu. Va, ir iš karto, matai, zacėpas, na. Ne, aš čia tarsi džigauju dabar, žinai. Aš bandau dabar taip, kaip tas vaikinas sakė, kad didesnė, kaip, nu, kokia tikimybė, žinai, pagauti. O, sėdi. Sėdi, bet... Jo, bet... Ne, nu taip matai, kad... Tu laikyk meškerę, jeigu gali. Ne, didesnė, Jonukai. Kad tu tokias pačias pagavai. Kas čia per žuvis? O, kokia saidė, matai? Vadinasi. Čia dabar vadinasi Midnight Sun šitas. Nu, saulėta. O, kažkas gero. Palauk. Palauk. Labai noriu. Aš, Jonai, bijau, kad nutrūks. Gerai, nu palauk truputį. Labai prašau tavęs. Something better. Aš netkeliu. Netkeliu. Tai otas. Ne, čia saidė. Eik tu kokia didelė. Palauk, pasitrem. Nėra jinai tokia didelė, bet stipri divotienė. Nu gerai, Jonukas, dabar tu eisi ten į tą vietą mėtyt, gerai? Vanduo, matai, mes nebegrįšim per šičia. Šakės, mes čia per kur atėjom nebegrįšim jau. Aš varau ten. Atsargiai, neužkliūk. Taip. Eik atsargiai, prašau. Va, nu tvarkaisi, puikiai. Tik nekelk meškerės, nekelk, va šitaip ją gražiai, o aš dabar atkabinsiu, gerai? Sekundėlę tik. Šitą paleidžiam. Nežinau, ne. Jeigu ir turiu, tai čia gal net ne žuvis. Gali ištraukti. Kad čia ne žuvis, man atrodo. Ne, čia kažkoks tai krabas gal. Krabas? Ne, nu kriauklė kokia nors. Žiūrėk, jūrų žvaigždė. O. Gal nufotkink, Eik sau, nu, kaip ją atkabinti? ir duok Žiūrėk, Jonai. pažiūrėt mamai. Čia mes turim žvejybą prie taip vadinamo Midnight Sun. Man smagu. Man tai labai smagu. Tau kažkaip didelės kimba. O, turi? Kažką turiu. Galiu? Jau spaudžia. Tu nori? Ateik. Palaikysi, ateik. Tik tais prie... Laikyk, tik prie kranto. Laikyk tvirtai. Ir po biškį... Atsargiai, palauk, žiūrėk. Atsargiai, ateidinėk atsargiai su to meškerė. Dabar nesuko, tiesiog ateidinėk. Va ten eik. Va čia eik. Aha. Ir meškerė kuo statmeniau krantui, gerai? Nu. Atsargiai. Geras, ne? Ramiai. Priešinas kaip. Neįleisk į žolės jos. Aha. Ne, statmeniau krantų, Jonukai, meškerė. Padėk. O jinai neįsikabino dar? Tai kažkur įkabino mes ją. Tebėra lyg. Tebėra? Ne, tu nieko nepadarei, Jonukai. Jėgos čia tiesiog daug reikia. Reikia daug jėgos, o... Įvarė žuvis į kliuvinį ir tiek žinių. Matai, kaip aš keliu meškerę? Čia menkė, Jonai, menkė. Ateik. Laikyk meškerę. Čia, Jonai.
Įslydau varlį. Čia Jonai menkė mes pagavom. Paimsim? Aš manau paimsim. Pakelk, miškerinį. Ateik, šičia. Tokia didelė. Menkė, Jonai. Tikroji menkė. Taip ir galvojau, kad, jinai prispaudus prie dugno ir užsikabino. Jos, matai, žiauriai spaudžia. Pirma gyvenimo menkė. Įdomi žuvis, jo. Žiūrėk, kai kartu su tavim nufilmuojam. O, blemba, griebė. Nu, aš nežinau kas, bet... Kažką. Ne, nebus gera. Atsikabino. Sakau, kad... Ne, jinai dėl to prasuko man būgnelį, bet jinai griebė 2 kartus, žinai. Bet, o, dabar tai gera paėmė čia. Atsivijo kažkas. O, blemba. Eik tu šikt. Ne. Aš dabar jau pasidavinėja, žinai. Tas pirmas, jūrinė žuvis, matau, kad stipri, žinai, čia tau ne upiai. Nu tai žiūrėk, lašišinį mano kotą kaip... Čia tas aidė. Šitą tai jaučiu paleisim. Nes jinai... Palaikyk, meškerytė. Nu, jinai už kupros, matai. Nepataikė ir... Nu, išplauks gal. Sau žvejojam su Jonu. Gražioj vietoj. Prie Midnight Sun. Žuvis taškosi, be proto tiesiog. Nu, tos ledjūrio menkės saidės ir paprastos menkės. Nu ir porą mes, kaip sakant, pagavom. Nu jau čia gal ir nespaudai, aišku, jos jau nebegyvos, bet nu ką. Reikia paragaut kažko tais. Tikrai mes čia Vaikai, esam. matotės? Visi? Matotės? Veidrodėlį matau, kad visi matomės. Visi matotės, ne? Rimtai? Visi matomės. O, aš irgi per veidrodėlį žiūriu. Rankšluostis. Rankšluostis bankinis. Nu va, čia šiaip dabar aišku oras ne pats dėkingiausias, Bet ne pats blogiausias. bet vaizdai pro langą tai fantastiniai. Lingen Alps. Aišku, dabar Čia ta... yra. Nelabai. Prie 13. Tai ką darom? Verdam sriubas. Mushroom ir beetrootai. Ką čia darot? Ragaujam. Tėtis paruošė pietus. Skanu? Žiauriai. Bendruomeniškas toks. Daržovių sriubytė. Gerai, Bernadeta? Ateik mama. O vaizdas geras? Nebeliko jau beveik. Nematom vaizdo prieš akis. Prie plius 13 karštos Čia šiaip sriubos. su jom daugiausiai met. 3 kartus daugiau. Negu aš, pavyzdžiui. Jau mamai. Paliekat mamai. Ačiū, ačiū. Laukvikas, kaimas šiaurinėje Senijos salos dalyje, Norvegijoje.
Tai idiliška ir vaizdinga vieta, kur, jei tik leidžia oras, galima grožėtis vidurnakčio saulę. Ši vieta kviečia į fantastiškus pasivaikščiojimus kalnuose, iš kurių atsiveria visiškai unikalus panoraminis vaizdas į gražius kalnų ežerus ir jūs supantį fjordų kraštovaizdį. Laukviko apylinkėse taip pat gausu paukščių, iš arti galite pamatyti jūrinį erelį, arba galite pasimėgauti nuostabiais smėlio paplūdimiais. Be to, jūra čia puikiai tinka žvejybai. Laukvikas tai ištisus metus veikianti kryptis, siūlanti arkties pramogas, tokias kaip banginių safaris, šiaurės pašvaistė, žvejyba, žygiai pėsčiomis ir daug daugiau. Surentėt vieni palapinę, pripūtėt čiužinukus, iš mėgmaišių suruošėt, viską suruošėt, žodžiu, tikri stovyklautojai darotės. Jonukai, dabar jau rėžk, norėjai man kažką sakyti. Tėti, pakartok. Pakartok, Tėti. Ta proga, kad pastatėm vieni palapinę pirmą kartą. Ne pirmą, jau čia kelintą, antrą? Ne, pirmą, antrą, bet tai vakar tu biškį padėjai. Gerai, šiandien visiškai vieni. Taip, tai galėsim pažvejoti. Nežinau, čia nuo oro Jonukai priklausys. Matysim, kaip seksis. Šiandien eisim valgyti mūsų vakar sužvejotą menkę ir saidę. Taip. Mamytė šiuo metu kepa, taip? Šiuo metu. O jau kepa, jau mažai liko? Berniukai, nežinau. Aš dar žinok mūsų paklot čiužinius. Gerai, dar nepasiklot. Gerai, viskas. Fjordbotn stovyklavietė yra idiliškoje vietoje šalia fjordo Snesbotn šiaurinėje Senjos salos dalyje. Fjordbotn yra puikiai bazinė stovyklavietė norint tyrinėti Senją. Tai puikiai vieta sustoti keliaujant tarp Trumsės ir Lofoteno salų. Iš stovyklavietės atsiveria vaizdas į jūrą ir kalnus. Tiesiai iš stovyklavietės galite leistis į šeimoms pritaikytus žygius pėsčiomis arba slidėmis. Vasarą galite maudytis žvejoti iš sausumos arba iš valčių. Jei ieškote šiaurės pašvaistės, geriausia ją mėgautis, kai jūsų netrikdo aplinka ir šviesos tarša. Fjordbotn stovyklavietės apylinkės tam puikiai tinka. Žodžiu, naminis fish and chips iš visiškai šviežios norvegiškos menkės ir saidės, taip? Kaip Bernadeta tau skonis šiandien? Geriau negu ta pirma bus. Labai skanu. Kaip tau Bernadeta? Labai gerai. Irgi labai gerai. O tau žvejį? Nes čia mūsų pagauti. O čia mūsų kepėja didžioji, kuri iškepė. Bet aš filė dariau. Baigiam antrą nakties.